Nesusirenka ten greičio. Five, 4, 3, 2, 1, go. Labas, draugai. Sveikinu su visų puskininku. Dalyvauja repreise ir gelberiai. Man viskas kiek pagedo, tai jau šiandien tik mediją vežios. Nu, gal kažką lengvai, jeigu reikės, nustrauksiu. Dabar Paulius atlieka labai svarbią funkciją dudavimo. Visiems liepia pustis. Visi turi išvažiuoti blaivus. Andriuva turim. Ir ekipažai rikiuojasi važiavimui. Mes jau druskininkuose nuo vakar, bet vakar buvo naktis greičio ruožas, tai nieko nefilmavau, nes tamsu vis tiek nieko nesimato realiai, tai šiandien, sakau, filmuosim šiandien video. Tai ką, laukiam starto ir lėksim. Atvažiavom į pirmą vietą šiandienos, kur mes suplanuota buvo važiuoti. Tačiau medija atstovai, kuriuos atvežiau, stovi. Aš stoviu ant kalno viršaus. Ir kad suprastumėt, kokio didumo tas kalnas yra. Jis labai aukštas. Ten esu pasistatęs savo džipuką ir visus pabiškį traukiu viršų. Bėda ta, kad pas mane priekinis tiltas jau skaičiuoja paskutinis akimirkas, bet kada sulūž galutinai, nes turbūt jau yra nulūžęs vienas mažojo dantračio dantis ir jis jau prašokinėja. Bet, kaip sakant, kiek galiu, tiek dar padedu. O to, jeigu ką, nebent atsistosiu, taip pat galėčiau užgervinti. Čia kol kas mes matėm keturračių nespėjom atvažiuoti, atvažiavom jau, dabar pravažiavo 2 ekipažai, tai 2 antri golfiukai. Ir vieną nufilmavau, kitą nespėjau nufilmuoti, nes jau traukt. Tai golfiukas su 1.9 tada iš kokio 4 karto įvažiavo šitą kalną, o raudonas golfiukas su originaliu benzininiu varikliu, galima sakyti, iš kokio 3 karto irgi beveik įvažiavo, jis realiai sustojo va čia va. Tai čia jau netgi dar aukščiau šiek tiek, pačioje viršūnėje, bet jau tiesiog pritrūko pagreičio. Tų 5 km per valandą, kad būtų baigęs įlipti, bet čia gaunasi. Ten įsibėgia ir toks posūkis, kurį yra gan sudėtinga išsukti. Aišku, pabiškiai jau formuojasi šlaitas, į kurį bus galima remtis. Ir tada variklis turėtų pakankamai traukos, kad spėtum užšokti čia, užtraukti į viršų. Ką laukiam, tai turėtų atvažiuoti sekantis ekipažai ir žiūrėsim, kaip seksis jiems. Ką, atvažiuoja ir bando iškart kilti kalną. Ir baigsis tuoj. Ką, dalyviai šitie matosi žmonės komandiškiais ir padės vieni kitiem, man net nereikės traukti turbūt. Kaip galvoji, Pauliau, reikės ar ne? Gal ne? Visa komanda. Va, ir nusimest turėjo. Eik šuolant, atsargiai. Nesusirenka ten greičio. Nėra, nu. Buksuoja pastoviai.
Ir viskas. Suformavo traukinį. Gerai, gerai, sukamalizuok, kad važiuos mes. Viskas, pilna. Šoną nuo virvės esi! Atvažiavome į kitą tašką ir jau vienas banda. Per stogą neišlenda. Kolektyvas, ką čia konstruojam? Kalam. Būdą. Šuns liktais nematau mašiną, kam ta būda? Važiuosi. Laikys? Tai lenkiuos finišą pasiekt. Ar taip pasieksi, kas jas laimėsi? O, įsibėgėjo. O, žiūrėkit. Kaip su ten?
Dabar bus smūgis. Kamštukas. Kalno chebra neįvažiuoja. Ir vėl sėdi. Tai leiskis, tada išvisit. Tai iš naujo bandykit daugiau gazo ir užreiksit. Važiuok, atgal. Ne, atgal. Kiek nematau, kur. Važiuok, tiesiai, vaiky. Važiuok. Langą neuždaryk. Važiuok. Truputį dešiniau. Net barą.
Kas te braška jau? Daugiau gazo. Kas tai yra gazo?